Sveiki žiūrintis laidą Gera savijauta. Menas – gyventi sveikai. Šiandieną mes pagaminsime ypatingas salotas iš ananaso, išmėginsime dviračių sportą su hokšila, bei pažvelgsime giliau į jogos pasaulį. Taip pat mūsų laukia paslaptinga gintaro terapija. Dviratis tai ekologiškiausia bei sveikiausia transporto priemonė. Be to tai sportas, kurio gali mėgautis bet kurio amžiaus žmonės. O šiandieną mes jį išmėginsime su hokšila. Rastaman, Ganjaman, Jamaica, Caribbean. Rastaman, Ganjaman, Babylon is where we stand. Dviračiai pradėjau važinėti visai mažas galvos. Pradėjau vaikščioti, jau 2-3 metų pradėjau važinėti dviračių. Ir pirmas mano dviratis buvo normalesnis jau ereliukas. O dabar, sakyk, šiuo metu kaip tu renkėsi dviračius, į ką tu kreipi dėmesį? Kreipi dėmesį, man paprastai dviračio reikia mieste ir aš naudoju dviračius su amortizatoriais, nes man patinka šokinėti per bordiūrus. Tai yra pagrindinė mano susiekimo priemonė, nes aš mašinos neturiu ir nepretenduoju, ta prasme, vienos turėti kažkada, nes man vasarą pilnai pakanka dviračio, žiemą aš išvažiuoju į šiltus kraštus dažniausiai. Paskutinį kartą, kai buvau Afrikoje, sutikau iš Olandijos žmogų ir jis atvažiavo iki Mozambiko, buvo atvažiavęs su dviračiu. Per visą Afriką, visą Europą ir jis yra nuvažiavęs nuo Kanados iki Čilės ir iki Australijos. Visą gyvenimą jis 6 mėnesius kasmet važiuoja dviračiu. Aš buvau ir ten buvau labai primityviose šalyse, kur nieko nėra. Žmonės pasidaro dviračius vos ne iš medžio ir taip toliau. Dabar važiuojant, man kasdien, tai aš nebegaliu įsivaizduoti gyvenimą, bet dviračiai man paaugė, dviračiai šiemet ir atrodo, kaip be kojo kitą dieną iš karto. Nekilo mintis, kad pavogė viskas, pirksiu mašiną arba kažkokį kitą transporto priemonę? Kilo mintis kitą dieną į parduotuvę dviratį nusipirkti. Bum, 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 piragas su medum, ant ragos byto mes šokam, bum, rastamanas, tai žodis, kuris nesiverčia, nežinai pats kaltas, graužfų pakarčią, atėjom, kaip dėjom, tu savo idėjom, spalvotą pasaulį tau piešti pradėjom, visi pralinksmėjo, nusišypsojo, kas aš per dienas ir vėl pagalvojau. What's up, čia hokšila ir labai miela jums pristatyti savo dviratį, mano mėgstamiausia transporto priemonė šiame pasaulyje. Aš kasdien jau važinėju ir jūs galite pamatyti mane žymiai dažniau ant dviračio, negu vaikštant pėsčiomis. Linkiu nepasididžiuoti ir sėsti ant dviračio taip pat, nes tai yra labai gerai ir sveika jums. Ir iš esmės dviese važiuojant dviračio, tai savotiškas bendravimas gal, nes artimas kontaktas su žmogumi. Intimus? Gan intimus ir jisai gali tau kurtėti kažką jausti. Rastaman, Ganjaman, Jamaica, Caribbean. Rastaman, Ganjaman, Babylon is where we stand. Rastaman, Ganjaman. Norėjau paklausti, kaip paprastam eiliniam, tarkim, žmogui atėjusiu parduotuvę išsirinkti dviratį? Tiesiog paprastas žmogus turėtų žinoti, ko jis nori, kur jis važinės, ar dviratis bus laisvalaikio, ar sportui, ar tiesiog transporto priemonė galų gale. Tarkim, jeigu aš norėčiau dviračio kaip transporto priemonės, į ką man atkreipdėmėsi? Transporto priemonė kaip dviratis turėtų būti patogus, tai yra sėdėsena patogi, nugara turėtų šiek tiek tiesesnė būti. Jeigu yra amortizuojanti šakė arba balną iškiša amortizuojant, tiesiog komfortas. Važinėti kiekvienai dienai dviračio padangos irgi yra skirtingos, skiriasi nuo sportinio dviračio. Taip, jeigu kasdien važinėti, geriau būtų šiek tiek siauresnės padangos, netokių agresyvių protektorių, tiesiog švelnesnės, geriau riedančios asfaltų padangos. Renkantį sportinį dviratį, į ką atkreipdėmėsi? Na, visų pirma, renkant sportinį dviratį reikėtų jau tiksliai žinot, kokio stiliaus dviračio norite, nes vien sportinis dviratis yra daug skirtingų šakų sportos dviračiais. Tai yra tiek cross-country dviračiai, važinėti tiesiog maratonam, varžybom. Yra rampom dviračiai, jų taip pat būna 26 colių ratais 20 ir 20. Dviratis vienu ratu yra vienratis, tai yra taip pat laisvalaikio pramogos
kaip koks žaislas, galima sakyti. Gali būti netgi transporto priemonė, važiuoti darbą. Čia jau nuo jūsų priklauso, kam jūs naudosite. O šiaip labai šiuolaikiškas dar. Rampomis galima važinėti? Vienračiais galima važinėti įvairius stilius. Tai yra cross country, būna didesniais ratais, galima miškais, bekeliam važiuoti, yra trialiniai, tai yra šokinėti per kliūtis, nuo laiptų, kažkur ant suoliuko, užšokti. Kodėl pasirinkai būtent tokios stiliaus ir tokios gal spalvos netgi dizaino dviratį? Pasirinkau dėl to, kad tai buvo dviratis, kuris man patiko iš paties pirmo karto. Ten dizainas jo buvo man priimtiniausias, tos spalvos ir tiesiog pats jo forma atitiko gal daugiau mane ir išreiškė mano vidinį aš. Tiesiog tai buvo patogu ir įmantriau negu kiti paprasti dviračiai. Tiesiog užtenka dviračio važinėti mieste? Patogus sėdėjimas, laisvalaikiu jo man pilnai užtenka. Dviračių sportas tai viena populiariausių pramoginių sporto šakų įvairaus amžiaus žmonėms. Dviračio atsiradimo istorija siekia senus laikus. Jį bandė išrasti ne viena pasaulio šalis. Kažką panašaus į dviratį galima aptikti nagrinėjant Egipto, Babilono civilizacijas. Tačiau apie dviratį, kokį mes turime šiandieną, tai yra dviratė priemonė su pedalais, pasaulyje pradėta kalbėti tik XIX amžiuje Prancūzijoje. Oficialiu jo išradėjų laikomas girininkas baronas von Dreisas. Masiškai dviračius pradėjo gaminti Pieras Mišo XIX amžiaus Prancūzijoje. 1885 metais serijinė dviračių gamybą pradėjo anglų įmonė Rover. Tada atsirado įvairių modifikacijų dviračių. Kiekvienas pasirenka priimtiną dviračių važinėjimo stilių. Kitaip tariant, kiekvienas stilius turi jam pritaikytą dviračio tipą ir trasas, kuriomis važinėjama. Kalnų dviračiai itin populiarūs. Jie turi daug pavarų, nes tokiu būdu galima keisti dviračio prisitaikymą įvairioms sąlygoms. Šiais dviračiais galima važinėti įvairiomis trasomis – akmenuotomis, smėlingomis, miškingomis. Būtent todėl šie dviračiai turi gerą važiuoklę, stabdžių sistemą bei amortizaciją. Turistiniai dviračiai skirti ilgoms kelionėms. Jie turi bagažines, tačiau nėra tokie manevringi kaip kalnų dviračiai. Lietuvoje dviračių sportas yra gana populiarus. Turime nemažai žinomų sportininkų. Šiauliuose veikia dviračių muziejus. Jis buvo įkurtas 1980 metais Šiaulių dviračių ir vairininkų gamykloje Vairas. 2003 metų duomenimis čia buvo virš 1000 eksponatų.